Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Dovilė JGTV laidos vedėja. Čia diskutuojame apie peticijos LT portale daugiausiai parašų surinkusias ir visuomeniai itin aktualias temas. Šiandien kalbėsime apie itin daug dėmesio sulaukusią Laisvės TV ir kitų peticijos autorių iniciatyvą. Peticija manifestas prieš planuojamą naująją koaliciją, kurią formuoja socialdemokratai, Nemuno aušra, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija surinko daugiau nei 82 000 visuomenės parašų. Manifesto autoriai sako, kad ši koalicija kelia grėsmę Lietuvos reputacijai, saugumui ir net valstybingumui. Žmonės savo balsą išreiškia ne tik parašu, bet ir veiksmu. Rugpjūčio 26 dieną suorganizuotas mitingas Gėdos diena subūrė minią tikinčią, kad visuomenės balsas dar gali būti išgirstas. Šiandien laidoje Umberto Masi, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas, Visvaldas Vaičiulis, jaunimo aktyvistas, buvęs socialdemokratas, Robertas Koroliovas, vienas iš peticijos iniciatorių. Tai pradėsiu nuo Roberto. Jūs vienas iš protesto prieš šią koaliciją iniciatorių. Kas buvo pagrindinis impulsas imtis veiksmų? Tai pagrindinis impulsas imtis šitų veiksmų buvo tai, kad formuojama nauja vis dėlto koalicija. Ir pirmą kartą mums buvo kaip ir bendras toks naratyvas, kad va čia norėjo buvęs tas premjeras pasikviesti Nemuno aušrą, kad čia buvo tiesiog toks pabandymas, kad klaida. Tačiau ką mes matėme dabar, kad antrą kartą į koaliciją yra kviečiama Nemuno aušra, kuri per šios metus ne tik pamatėme iš tikrųjų jos darbus ir kaip jinai dirba ir kad jie lydi skandalą, taip pat ir SAT tyrimas dėl abejotino finansavimo, bet taip pat buvo išmesti ir iš koalicijos ir vieninteliai vakarietiški partneriai, tai yra vardan Lietuvos demokratų partija, ir vietoj to pasimti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, kas savaime galbūt ir nėra blogai, tačiau prie to paties yra pakviesta rinkimų daugiamandatė apygardų nelaimėjusi Lenkų rinkimų akcija su Tomaševskio koloradinėmis juostelėmis. Ir šita koalicija, jinai iš tikrųjų kelia didelę grėsmę mūsų demokratiniai santvarkai ir netgi, sakyčiau, mūsų valstybingumui. Vien dėl to, kad yra tarsi žaidimas šiek tiek su ugnimi, ypač, sakyčiau, tokiu metu, tai tiesiog tokia koalicija, jinai tokia negali būti. Įdomu paklausti, su kokiamis visuomenės nuomonėmis jūs susidūrėte, ar ne? Iš arčiau reakcijos mitingo metu, socialiniuose tinkluose, kas vyko, komentarai. Taip, tai iš tikrųjų mes kaip organizatoriai buvome susilaukę net ir grasinančių žinučių. Daugiau kaip komentuoti nenoriu, tačiau viešoje erdvėje tai buvo leidžiamas naratyvas vien pas tą patį Nemuno aušros lyderį, kad mes čia avelės, kad čia mes perversmininkai, kad čia landsberginiai, užpirkti ir tiesiog visokie anokie. Tiesiog, kad nebuvo suvokiamas tas faktas, kad mes tiesiog kaip piliečiai norime išreikšti tą būtent savo nerimą, mes nekvestionuojame jokių rinkimų rezultatų, nes tai yra vis dėlto demokratiškai išrinkta valdžia ir jie turi pilną teisę skirti tai, ką jie nori į premjerus kviestis, tai, ką jie nori į koalicijas, tačiau jie taip pat turi atsakomybę prieš visus Lietuvos žmonės, tai yra ir savo rinkėjus, ir kitus visus piliečius, ir tiesiog jie turi turėti tą būtent toliaregišką mąstymą, o tai, kaip jie elgiasi dabar, tai nėra iš tikrųjų toliaregiška ar protinga. O pats žmonių įsitraukimas tai tikrai buvo nemažas ir iš tikrųjų džiuginantis, nes iš paties protesto gal netgi pakomentuoti, kad kai mūsų eisena įeitinėjo tik tai tą nepriklausomybės aikštėje prie Seimo, tai iš tikrųjų eisena net nebuvo išėjusi iš prezidentūros. Tai įsivaizduokite atstumas, kiek žmonių buvo užpildyta nuo Seimo visų Gedimino prospektų iki pat prezidentūros. Kokia masė iš tikrųjų pilietiškai nusteikusių žmonių buvo susirinkus ir tas iš tikrųjų labai džiugina. Kokios reakcijos veiksmų rezultatų tikėjotės tiek iš peticijos, tiek iš mitingo, ar ne? Ar prezidento veiksmų? Kaip manot, kas turėjo įvykti ir kas neįvyko vis dėlto? Kaip reaguos prezidentūra ir kaip galėjo reaguoti Seimas nebuvo, ir netgi būsima vyriausybė nebuvo galima galbūt labai ir nuspėti. Tai iš tikrųjų mums galbūt buvo labiau svarbiau suorganizuoti šitą mitingą ir parodyti, kad labai daugeliu žmonių rūpi. Ir kaip mes žinome, lietuviai nėra šiaip labai protestuojantį tautai, tai jeigu antradienį
12 valandą susirinko bent 8 tūkstančių, aš tikrai manau, kad buvo daugiau, jeigu negi visas Gedimino prospektas buvo užsikišę žmonių. Tai rodo, tai turi būti signalas tiek valdantiesiems, tiek prezidentūrai, kad, žiūrėkit, ką jūs darote ir imkitės atitinkamų veiksmų. Tai manau, pagrindinis momentas buvo parodyti tai, kad žmonėms rūpi ir rūpi ne tai, kad čia mums čia keliams organizatoriams, bet rūpi visai Lietuvai. Tai dėl to ir buvo kviečiami žmonės atvažiuoti iš visų regionų ir jie iš tikrųjų atvažiavo. Aš netgi mačiau ir iš Klaipėdos buvo žmonės atvažiavę ir Klaipėdos herbų ir taip pat mažesnių miestelių herbų. Ir kaip sakiau anksčiau, tai džiuginant tendencija. Ir mes apsilankėm mitinge. Ir matėm ir jautėm visą tą energiją ir stiprybę ir nesusivienijimą žmonių. Tai pažiūrėkime iš arčiau, ką mano patys piliečiai. Nepritarėm šitai koalicijai, nepritarėm tai, kas vyksta su Lietuvos valstybė, kad yra griaunama valstybė iš pagrindų, iš principo mūsų visi demokratiniai principai, nepaisoma yra geopolitinė padėtis esanti šiuo metu ir tai iš esmės kokiame pavoje esame, ne, ir sudaroma koalicija su antisemitinė iš esmės partija, su korumpuotom partijom, su žmonėm, kurie yra akivaizdžiai prorusiški ir tai yra grėsmė mūsų nepriklausomybei, mūsų valstybei ir mes norėtume, kad būtų, kaip sakyt, būtų kitaip, būtų paisoma mūsų konstitucijos praeities, ne, ir visų istorinių įvykių ir kad stiprintume valstybę, o ne ją griautume. Nemanau, kad šitai koalicijai lemta dirbti iki galo ir tikrai norėtųsi, kad būtų suformuota vyriausybė iš žmonių, kurie yra skaidrus, gabus. Tiesą pasakius, netikiu, kad šitos partijos, kurios yra dabar, kaip sakyt, gavusios daugumą, ne, ir sugebės rasti tokių žmonių, nes jau dabartinė situacija parodė, kad tie žmonės jeigu pradedi jos skanuoti, tikrinti, žiūrėti, lenda visokie baubai ir rupūdžias iš visų galų. Atėjau parodyti, kad mums nepatinka, ką valdžia daro dabar šitą. Ir jie melagiai davė pažadus ir jų nevykdo, tai čia akivaizdu, tai visi mato, kad kvailina žmonės. O kokių veiksmų tikitės šiandien? Nežinau, bet jau norim parodyti, kad mes nesutinkam su tuo, kad jie šiandien taip laisvai kitose rinkimuose, manau, kad žmonės supras, ką reikia pasirinkti valdžią, kurie atstovauja jų interesus. Tai, kad dabar Ukrainoje premjerė yra mūsų Ruginienės sesė dvynė, tai jau daug ką pasako, kad tai nėra atsitiktinumai. Ir kol mes čia užsidarę savo smėlio dėžiai, kaip sako, žaisim ir nematysim plačiau, tai taip ir bus. Kokių veiksmų šiandien tikitės? Iš ko? Iš Seimo? Jokių. Prezidentas turi galių tam ir jisai tai galėtų padaryti. Ir tikiuosi, labai tikiuosi, kad pamatydamas šitus žmonės, kurie čia susirinkę, jisai tai padarys. Tokia viltis gal būtų ir toks tikėjimas. Ar tikitės kažkokių veiksmų iš mūsų prezidento? Manau, kad pagaliau išdygs stuburas tam bičiuliui. Norėtųsi matyti skaidresnę, švaresnę Lietuvos politiką, be mažiau melo, mažiau tokių, machinacijų, apgaudinėjimo, tokio tiesesnio bendravimo, nesivartimo į žodžių. Vis dėlto atrodo grįžtam prie tų pažadų karts nuo karto jau neskaičiuojamus kiekius, tai nervina tokie dalykai iš tikrųjų. Kaip galima tada pasitikėti tokiais žmonėmis, kurie sako vieną mėnesį pasikeičia, sako kažką kitą. Tai visa valstybė stovi ant to ir nenorėčiau, kad aukščiausius postus užimantis pareigūnai negalėtų man tiesiai šviesiai pasakyti, kokia yra problema. Turėtų ateiti ir meluoti man, aš to nelabai norėčiau. Atstovaujat vis tiek tą jaunąją kartą, ar ne? Ir ar siejat savo ateitį su Lietuva? 100%, tikrai taip. Net jeigu niekas nesikeis ir bus priimtas šiandien sprendimas, teigiamas. Manau, kad tai būtų, kad niekas nepasikeis, tai tikrai ne. Kai reikės, ateisim dar, 15-20 kartų. Nepasiduosit? Manau, tikrai ne. Jaunimas visada ateina, kur tik reikia, tai tikrai. Robertai, noriu paklausti, ką sakytumėte tiems, kurie sako, piliečiai negali kištis į Seimo išrinktų politikų sprendimus? Tai iš tikrųjų aš norėčiau pacituoti jiems Lietuvos valstybės konstitucijos porą
skirsnių, tai yra 25 straipsnis, kad žmogus turi teisę reikšti savo įsitikinimus ir turi teisę laisvai juos reikšti. Taip pat yra 33 straipsnis, kad piliečiai turi teisę dalyvauti tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus kaip savo šalį. Ir taip pat piliečiams, pačiame straipsnėje rašoma, kad piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, draudžiama persekioti už kritiką, piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvenimo tvarką nustato įstatymas. Ir taip pat yra 36 straipsnis, kuris sako, kad negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklų taikius susirinkimus. Tokie nesu teisinis žinovas, neturiu teisinio išsilavinimo, tačiau perskaičius šiuos straipsnius, tikrai turi pasidaryti aišku, kad mes kaip paprasti piliečiai turim teisę ir galime ir privalome organizuoti tokius susitikimus ir atkreipti dėmesį, ypač kai tam tikros institucijos elgiasi neatsakingai. Tai šiuo ypač akivaizdoje. Aš dabar neatsimenu, kas tiksliai iš kalbėtų per protestą minėjo, bet tačiau jis sakė, kad mes renkame administratorius administruoti šalį. Tai jeigu jie gerai neatlieka savo darbo, tai mes turim teisę juos kritikuoti ir reikalauti iš to, kad jie gerai atliktų darbą, dėl to, kad tai yra ir mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigai mokami ir į biudžetą ir mes norime, kad jie būtų ir gerai išleisti ir norim, kad mūsų vis dėlto šalis klestėtų. Aš nemanau, kad čia yra žmonių, kurie nenori, kad Lietuvai būtų gerai. Tai ačiū Jums labai. Toliau noriu pakalbinti Visvaldą. Jūs minėjote mitinge, kad jaučiate gėdą ir kad dar per praėjusius rinkimus raginote balsuoti už Lietuvos socialdemokratų partiją. Kodėl ir kas pasikeitė? Kokie partijos veiksmai pakeitė nuomonę? Tai kadangi esu kairiųjų pažiūrų, labai daug pasirinkimo tarp Lietuvos partijų, už ką balsuoti, neturėjau. Buvo tie patys socialdemokratai ir buvo demokratai, neseniai įsikūrusi partija, kuri dar nebuvo pelniusi mano pasitikėjimo. Tai šito vedamas to, kad pats priklausiau šiai partijai, nusprendžiau už juos balsuoti ir taip pat kitus agitavau balsuoti už šią partiją, nes maniau, kad nuo socialdemokratiškų idėjų Lietuvai ir jo žmonėm gali būti tik geriau. Kaip keitėsi tas požiūris, tai tų įvykių per šios koalicijos metus buvo begalė. Tai pačioje pradžioje buvo ta visa Blinkevičiūtės situacija, kur buvo prižadėta, kad ji eisi premjerus, bet ji nėjo. Man asmeniškai šita situacija tiek daug neskaudėjo, aš gal netgi kaip didesnį pliusą mačiau, kad Blinkevičiūtės nebus ir mes neturėsime tokios premjerės. Ir tų situacijų buvo daugiau. Galbūt sekanti ta situacija, tai kad Nemuno aušra buvo pasikviesta manęs, man suteikė tam tikrus pavojaus signalus, bet taip pat dar mano nuomonės taip kardinaliai nepakeitė, nes kažkodėl tikėjausi, kad socialdemokratai ir demokratai sugebės suvaldyti šitą partiją, sugebės suvaldyti Žemaitaitį ir gal netgi antroje kadencijos pusėje absorbuos būtent visus išrinktus žemaitaitininkus, sakykime, patį Žemaitaitį išspjaudami. Man gal rimtesni signalai prasidėjo, kai buvo pateiktas įstatymo projektas dėl čekiukų bylų visų, kad atleisti juos nuo atsakomybės. Tada sekė Dudėno apkalta ir socialdemokratų iš esmės suorganizavimas politinio spektaklio, kur neliečiamybė jam nebuvo panaikinta. Šitie signalai po truputį kaupėsi ir, sakyčiau, tokį vos ne lūžio tašką pasiekė tada, kai pradėjo lysti visos Palucko machinacijos. Ir gal dalykas, kuris man labiausiai skaudėjo, tai kad tiek daug žmonių iš socialdemokratų partijos pažinodamas, su tiek daug iš jų esu diskutavęs, kalbėjęs apie vertybinius, moralinius dalykus, apie Lietuvos ateitį ir panašiai. Ir jie matydami visą šitą Palucko situaciją vis tiek rinkosi tylėti, o kai kurie iš jų netgi rinkosi stoti ir ginti Palucką. Tai šitai man buvo skaudu ir tada pradėjau mąstyti, gal socialdemokratų partija skiriasi nuo kitų partijų tuo, kad ne partijos žmonės keičia partiją, o pati partija pakeičia žmonės. Tai savo kalboje ir kreipėtės ne į sąžinę, širdis, norint dar vis kažką pakeisti, ar ne? Tai kokių pokyčių jūs tikėjotės ar vis dar tikitės?
Na, ta viltis vis dar yra, gal jį miršta paskutinė, bet jį po truputį blėsta. Na, tų signalų, kad socialdemokratų partija vis dar yra žmonių išlaikiusių savo moralę per visas šitas situacijas, jų kažkiek yra. Pavyzdžiui, formuojant pirmąją koaliciją, per įvairius interviu buvo galima girdėti tiek iš kitų politikos dalyvių, tiek iš pačių socialdemokratų, kad buvo noras būtent liberalus kviestis į tą koaliciją ir buvo pavieniai ar išrinkti į Seimo socialdemokratų nariai, ar lyderiai, kurie ėjo ir kalbėjosi su tokiais žmonėm kaip Gentvilas tas pat ir bandė kažkaip prikalbinti juos ateiti į tą koaliciją. Tai ta moralė karts nuo karto ji vis dėlto išlenda. Ir dabar formuojant šią koaliciją, tam tikrų žmonių moralė vėl buvo išlindusi, kai žmonės bandė įtikinti, sakykime, senuosius partijos lyderius ar tos žmonės, kurie vis dar turi valdžią, vis dėlto pasilikti demokratus. Ir buvo tam tikri signalai ir patiems demokratams siunčiami, galbūt tai iki galo nekristalizavosi, bet tokių signalų buvo. Tas pats Duchnevičiaus pasirodymas mitinge taip pat buvo tam tikras signalas, kad žmonių kažkiek dar turinčių moralę egzistuoja. Su Duchnevičium gal tik tai gaila, kad jis vis dėlto neišdrįso iki galo eiti šituo keliu ir jis būtent mitinge kalbėjo kaip fizinis asmuo, ne kaip Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas, ne kaip Vilniaus rajono meras. O aš manau, kad jis tikrai yra vienas iš tų žmonių, kurie galėtų padėti keisti socialdemokratų partiją, sakydamas keisti, turiu galvoje grąžinti ją į tokį vakarietišką kelią, atsikratant visų prorusiškų partnerių. Tai tokiem žmonėm galbūt ir turėjau daugiau vilčių. Žinoma, jų yra ir daugiau, tačiau visų neišvardinsiu. Kaip Jūs vertinate visuomenės nuomonės ir veiksmus ir kad peticija surinko tiek daug parašų, ar ne, ir mitingė susirinko tiek daug žmonių? Jo, tai kolega minėjo, kad susirinko apie 8 000 žmonių, kaip antradienį 12 val. Man atrodo, čia yra tikrai labai daug. Aš tik įsiterpsiu bent 8. Bent 8 000 žmonių, tai man atrodo, kaip antradienį 12 val. Tai yra tikrai labai daug. Ir manau, kad jeigu vyks tolimesni mitingai, galbūt jau po darbo valandų, galbūt netgi savaitgalį, tai man atrodo, net keletą kartų galėtų daugiau tų žmonių susirinkti, išreikšti tą nuomonę. Tai ko aš iš esmės tikiuosi iš tų mitingų, kad vis daugiau visuomenės juose pasirodant ir išreiškiant savo nuomonę, tiem socialdemokratam, kurie vis dar turi moralės ar jaučia kažkokią atsakomybę ir valstybė vis dėlto stato į pirmąją vietą, tai bus tarsi signalas, kad jie gali pasakyti, ką jie iš tiesų jaučia ir galvoja. Ir jie vis tiek turės kažkokį elektoratą, nes būtent į mitingą matome labai daug žmonių susirenka. Į mitingą taip pat atėjo ir nemažai kairiųjų žmonių ir buvusių Lietuvos socialdemokratų partijos narių. Su keletą iš jų asmeniškai susitikau po savo kalbos, keletą iš jų mačiau vėliau įrašus tiek socialiniuose tinkluose, Instagrame, Facebook'e ir taip toliau. O apie visuomenės kažkokią nuomonę kalbėti labai sunkiai galiu, pats priklausau, sakyčiau, tokiem keletam informacinių burbulų. Tai vienas yra toks jaunų pilietiškų žmonių, kitas toks labiau opozicinių partijų, jų atstovų ir trečiasis, kuriam vis dar priklausau, tai socialdemokratų partijos. Tai pirmasis ir antrasis burbulas, jų nuomonė tokia buvo, sakyčiau, gana unifikuota, kurie palaikė mitingą, džiaugiasi mitingu, džiaugiasi, kad tiek žmonių susirinko. Tuo tarpu socialdemokratiniam tam burbule, sakyčiau, buvo gal kokios 3 pagrindinės reakcijos. Tai pirma reakcija buvo, kad čia konservatorių mitingas, opozicijos mitingas ir panašiai, nors tam kaip ir tiesiogiai prieštarauja mano kalba ten pasakyta, nes pats esu buvęs socialdemokratų partijos narys. Kiti ėmėsi tokios, sakykime, aktyvaus puolimo, kur sakė, kad čia vien bedarbiai susirinko, jie moka pinigus, žiūrėkit, čia juos veža autobusais ir panašiai. Ir ta tokia trečioji reakcija iš tų tokių, gal sakyčiau, adekvatesnių socialdemokratų buvo ta, kad žiūrėkit, mes neturėjom jokio pasirinkimo, mes čia viską darom dėl socialdemokratijos ir panašiai. Tai jo, kažkokias tokias reakcijas mačiau ir tikrai ne visom džiaugiuosi iš jų, ypač socialdemokratų burbulo. Ir pats Duchnevičiusgi sakė, kad jis kaip asmuo labiausiai būtų norėjęs, kad socialdemokratai būtų pasirinkę dirbti
mažumos vyriausybė. Tai tų pasirinkimų akivaizdžiai buvo, žmonės tikrai nebedarbiai išsiprašė iš darbų ir panašiai. Tikriausiai nepriklausomai nuo socialinio sluoksnio ar šiuo metu esančios situacijos, ar be darbo žmogus, ar jis užimantis aukštas pareigas, ar tiesiog šeimos žmogus ar neauginantis vaikus, susirinko, manau, kad tokia minia, mišri, palaikanti vieni kitus su stipria energija ir viltim. Ačiū Jums, Visvaldai. Umberto, noriu dabar jau Jūs pakalbinti, laukit ilgiausiai pasisakyti, ar ne, apie jaunimą. Jūs atstovaujate jaunimo organizacijas nacionaliniu mastu. Ar jos turi bendrą poziciją dėl šios koalicijos? Bendros pozicijos konkrečios jaunimo organizacijos tikrai neturi, yra įvairių nuomonių, natūralu, kas išreiškia savo valią, atėjo protestuoti ar išreikšti savo nuostatas, kas prisijungė prie peticijos, kas galbūt nedarė nieko, kas galbūt ir palaiko koaliciją. Ir aš manau, kad tai yra natūralu, normalu ir gera bet kokioje demokratinėje valstybėje, kad yra nuomonių įvairovė ir pluralizmas. Tikrai nebuvo didesnių ar platesnių diskusijų apie tai, ar turi būti kažkokia vieninga nuomonė, vertinimo. Tai tikrai mes kaip Lietuvos jaunimo organizacijų taryba netgi atskirai bendrų susitarimų neieškojome ir nediskutavome. Mes jau matydami ir būdami didžiausia jaunimo organizacija Lietuvoje vienijanti 57 jaunimo organizacijas, koks buvo mūsų tikslas prisijungiant, labiausiai ne dėl pačios koalicijos savaime, bet dėl tos priežasties, kad ilgus metus buvo ignoruojama visų pirma politinė etika, retorika ir pagarba kitam asmeniui. Kaip jūs ir girdėjote jau iš šios dienos mūsų kolegų ar iš viešosios erdvės, kažkodėl įdomu yra stebėti per 4 metus įvykusį apsivertimą, kuomet vieni, galbūt dešinieji, kai susirinkdavo ar susirinko Lietuvos šeimų gynimo maršas, rašė tikrai panašius dalykus ir tikrai nepagarbius dalykus, kas čia suvažiavo su autobusais, dabar atvirkščiai. Tai labai, man atrodo, iliustruoja būtent padėtį, kurioje esame, tai yra, kad negebame diskutuoti pagarbiai, turėti ir išlaikyti savo skirtumus, nuomonių, vertybių, bet ieškoti to, kas jungia ir kas vienyje. Tai galbūt net ir gerai yra, kad organizacijos turi skirtingas nuomonės, kas apskritai vengia politiškumo plačiaja prasme, tai yra įsiterpimo į diskusijas apie politiką pačią. O ar tokia koalicija gali apskritai sumažinti jaunimo pasitikėjimą politiką, sprendimais politiniais? Aš manau, kad nepriklauso nuo politinių sudėčių ar pačių partijų. Priklauso nuo to, kaip yra reaguojama į jaunų žmonių dalyvavimą. Ir čia nėra jau pirmas kartas, kuomet girdime kritiką dėl jaunų žmonių dalyvavimų, nes tikrai mes matėme labai daug jaunų žmonių atėjusių į šią akciją. Ir kas stebina ir liūdina, tiesą pasakius, tai būtent, kad yra nuolatos tiesiog kūriamos, sakykim taip, nenoriu vartoti savokos etiketės, bet epitetai, kurie turėtų nusakyti ar kategorizuoti jaunus žmonės, kurie pasirenka išreikšti savo valią ir juo labiau jos neišreikšti. Nes kuomet ateina rinkimų diena, dažnai girdime iš įvairiausių sprendimų priėmėjų, visuomenės veikėjų, kad jaunimas vėl neatėjo į rinkimus. O ne. Bet tai nėra, tai yra savaime suprantama, aš manau. Priešingai norisi klausti, o kodėl jauni žmonės turėtų ateiti į rinkimus, kuomet nėra kalbama apie tai, kas jiems aktualu, kas jiems gali būti svarbu. Ir čia nekalbu tik tais apie kažkokius teminius klausimus apskritai, bet apie pačius piliečius, kurie yra jauni, kurie ieško savęs, auga tikrai sudėtingame laikotarpyje istorinėme, kuriame mes turime tikrai besikeičiančią labai stipriai padėtį, kuomet net ir Jungtinėse Amerikos valstijose, pavyzdžiui, šios kartos jauni žmonės yra pirmieji, kurie negyvena geriau negu jų tėvai. Ir tai yra didelis pavojų signalas. Mes turime klimato krizės padarinius, mes turime karą prie pat mūsų sienų, mes turime milžinišką socialinių medijų įtaką jaunų žmonių emociniai geroviai. Ir ką jau kalbėti ir bekalbėti apie tai, kokį pavyzdį galbūt rodome vieni kitiems, kai renkamės ne priimti
kitą nuomonę apsvarstyti ir suprasti, o verčiau sakysime, kad ai čia toks ir anoks. Ir čia galioja absoliučiai visiems. Bet vertinant vis tiek tą sudėtingą geopolitinę situaciją, ar ne? Kokias grėsmes jaunimui matote, kai valdžia atsiranda partijos, kurias lydi skandalai? Aš manau, kad vienokiu ir kitokiu atveju skandalai politikoje, ką indikuoja, jų buvo ir praeitoj kadencijoje, jų buvo už praeitoj kadencijoje, jų bus ir ateityje. Kokia yra problema, kad viešojo erdvėje mes nušviečiam ir kalbame tik tais ir daugiausiai apie politiką kaip apie purviną reikalą, kaip apie erdvę, kurioje mes susirenkame, būtent, kaip ir minėjau, į mūšį dėl savokų, dėl skirtingų perspektyvų ir jaunas žmogus stebėdamas visą tai, kodėl jis norėtų ir turėtų veltis. Kaip sakyti, aš ne veltui vartoju žodį veltis, nes jauni žmonės, kaip ir kiti, gali būti ir jautrūs, gali vis tiek stebi ir kai matai, kad kartais stinga konstruktyvumo ir daugiausiai, kas yra kalbama ir nušviečiama, yra neigiama politikos pusė ar tiesiog visuomeninio gyvenimo pusė, tai be abejo rizika didžioji yra jaunų žmonių didesnis pasyvumas ar nebenoras dalyvauti ir įsitraukti, nes natūralus turbūt klausimas gali kilti ne tik jauniems žmonėms, bet ir jų artimiesiems. Čia aš pasidalinsiu taip pat tokia mintimi, kad jauni žmonės neatsiranda vakuume, jie stebi savo aplinką, kuri dažnai ir gali kalbėti ir kartais kalba, kad politika savaime, nepriklausomai nuo politinių jėgų ar koalicijų konsteliacijų, yra bloga. Kad politika yra kažkas, kas turi būti ne mums. Ir kai buvo jūsų prieš tai užduotame klausime, norėčiau jį referuoti santykyje su šiuo klausimu, ar kad piliečiai neturėtų kištis ar diskutuoti apie tai. Čia ir yra didžiausias pavojus, kai piliečiai yra nebenorintys dalyvauti. Kalbėjote apie pasirinkimus jaunimo, ar ne? Tai matėme, kad mitingas yra puikus įrodymas ir manau, kad pasirašiusių yra labai daug jaunų žmonių. Tai jų pasirinkimas buvo ateiti į mitingą, ar ne? Ten būti, palaikyti visuomenę. O jūsų nuomonė, ar tokios iniciatyvos yra motyvacija aktyviau jaunimui dalyvauti politikoje, ar kaip tik dar labiau nusivilti sistemą? Aš manau, kad bet koks įsitraukimas, kurio metu bet kurio amžiaus grupės, bet ypač jauni žmonės įsitraukia ir išreiškia tą, ką jie jaučia ar galvoja, galbūt paprasčiau, o gal sudėtingiau ir sofistikuočiau išreiškia savo poziciją, tai be abejo yra puikus dalykas. Koks be būtų tas susibūrimas, nes, kaip ir minėjau, visi susibūrimai veda į pilietinės nuomonės raišką. Aš gal norėčiau pareferuoti šiek tiek į čia, kai sakėt komentarus, kad žmonės, oi, ką čia tas mitingas pakeis, ką čia pakeisiu, tai manau, kad mes kaip demokratiniai valstybė užaugę žmonės, kaip laisvoje Lietuvoje užaugę ar netgi gyvenę žmonės, mes turime rūpintis savo valstybės, mes patys už ją esame atsakingi dėl to, kad mūsų šita demokratija, kad ir kokia netobula jinai būtų, bet tik tai su pilietinės visuomenės pagalba jinai gali išlikti ir jinai gali būti tokia, kur tiesiog kiek įmanoma daugiau žmonių būtų tiesiog gera gyventi. Ir netgi iš istorinio tipo pavyzdžio, o kas pasikeis, jeigu čia mitingai ir kažkokia bus. Tai jeigu mes galvosim, o kas pasikeis, ar man paveiks, ar kažkas tokio, tai daug dalykų nebūtų mūsų istorija netgi buvę. Tai jeigu žiūrint netgi Lietuvos istorijos pavyzdį, o jeigu Mindaugas būtų nusprendęs, kad ką man čia vienyti Lietuvos valstybę, mes nebūtume turėję Lietuvos valstybės. O ką jeigu, pavyzdžiui, vienas iš valdovų buvo nusprendęs, ką man čia su kryžiuočiais, kovoti viskas, čia jau pasituodam. O jeigu ten Lietuvos didikai, kurie irgi gynė Lietuvos tą savarankiškumą, buvo nusprendę, ką man čia visas tas dalykas būtų buvęs. Ir net 19 amžiuje paėmė tokius artimesnius laikus, tie patys sukilimai, knygnešiai, tas valančiaus judėjimus už lietuvybę ir netgi nepriklausomybės kovos tokio artimesnė aplinko. O jeigu šitie žmonės būtų neatėję, tai mes to nebūtume turėję. Jie galbūt net negalvojo, kad jiems pavyks, nepavyks, bet jiems reikėjo pabandyti ir dabar mums reikia ne tik bandyti, bet ir tiesiog imtis veiksmų, nežiūrint to, ar mums pavyks ar nepavyks, bet mums reikia tą daryti vien dėl to, kad mes turim kovoti už tą teisingesnę, tą demokratinę Lietuvą, kad ir ta politinė kultūra būtų kiek įmanoma, kaip čia įvardijus, nesivadinti asilais, bet ir taip pat ir politikai tie patys būtų atsakingi ir žmonėms, ir netgi jaunimui, tiesiog jam rūpėtų
ir tai, kas įvyko su šituo mitingu, mes tikrai matom, kad žmonės rūpi ir gal netgi žmonės kai kurie po truputį būna, nes jau mitinge tai buvo įvairaus amžiaus žmonių, bet taip pat ir paprieštinai labai daug jaunimo. Tai ši iniciatyva, mitingas jau praėjo, ar ne, šiuo etapu peticiją dar galima pasirašyti, bet klausimas dar toks jau baigiamasis ar ne diskusijos visiems, ką dar gali visuomenė padaryti, kad be peticijų, be mitingų, bet tiesiog savo indėlių, kad prisidėtų prie tų teigiamų pokyčių. Tai vienas iš tų dalykų, ką ir pabrėžiu, tai yra veikti. Tai jeigu jūs jaučiat, kad jumis netenkina kažkoks, tai net ir galite ir patys pamėginti suorganizuoti, kad ir ten minimalų mitingą išreikšti nepritarimą tam tikroj tiesiog erdvėj. Ir netgi, sakyčiau, pats kaip žmogus tobulėti vien tai, kad tau pačiam, vis tiek tu kito žmogaus gal labai nepakeisi, bet jeigu tau pačiam rūpės, tu kiek įmanoma seksi dalyvausi tokiose iniciatyvose, tu jau esi to pokyčio dalis, kad ir nedidelė nežymi, bet vis tiek netgi fizikoje bangos pradeda vipėti nuo kažkokios vienos dalelės. Taip ir čia tas vienas žmogus, jisai gali būti prie to pokyčio. Ir šiaip, nežinau, jeigu paimti vieną žmogų, nebūtinai žmogų, kuris padarė didžiulę įtaką netgi visam gyvenimo būtų, tai paimkim tą patį Jėzų Kristų. Žinoma, jisai Dievo sūnus, bet jisai visą labą buvo ir žmogus, bet jisai padarė didžiulį pokytį, nesvarbu, ar kuo mes tikime, bet jisai didžiulį. Ir daugiau tokių žmonių iš tikrųjų pasaulyje buvo. Aš nesakau, kad čia visi tokio lygio, tačiau tą galima būtų įsinešti. Aš demokratijoje galiu veikti, aš galiu daryti pokytį, net ir savo darbę, net ir prisijungdamas prie kokios organizacijos, ar netgi paremdamas jas. Visvaldas? Aš gal tada šiek tiek ir pakartosiu kolegos mintį, bet aš siūlyčiau pradėti pokytį nuo savęs, tada keliauti prie savo šeimos ir tada prie savo bendruomenės. Mes tikrai kartais nesuprantame, kiek daug galime padaryti vien tik tai norėdami ar atrasdami kažkokių bendrų taškų bendruomenėje. Pavyzdžiui, aš esu kilęs iš tokio kaimelio Ginkūnai, kur tiesiog visiems skaudėjo labai dėl aplinkelio, bet niekas nenorėjo prisimti atsakomybės ir pradėti kažką daryti dėl to aplinkelio. Atsirado vienas žmogus, toks Vilius, jis apsiėmė šitą klausimą, surinko visų nuomonės, išsikvietė politikus, išsikvietė savivaldybę, šitą klausimą tarsi išsprendė ir dabar aplinkelio statymas aplink tą mano kaimelį Ginkūnus partėjo, jis būtų, man atrodo, pradėtas statyti 35, dabar bus pradėtas statyti čia už poros metų bėgyje kažkas tokio. Tai mes veikdami savo bendruomenėje galime keisti Lietuvą ir mes turime suprasti, kad Lietuva yra visų mūsų ir jeigu mes ją mylime, mes turime ir kažkokią atsakomybę prieš ją nešti ir kiekvienas mūsų veiksmas, mūsų bendruomenės veiksmas gali turėti teigiamą poveikį tiek ir tai didžiai politikai. Iš tiesų, vienas iš svarbiausių dalykų tai yra domėtis ir nebijoti reikšti savo nuomonės ir kalbėtis, nes viskas prasideda nuo apmąstymo, kodėl man svarbu, kas man svarbu ir ką aš galiu nuveikti. Ir šioje vietoje turbūt svarbus yra kiekvieno, nepriklausomai nuo amžiaus, nuo socialinės klasės, nuo darbo pobūdžio. Tai yra, kiekvienas turi ką pasakyti ir kuo prisidėti. Ir norėtųsi galbūt ir palinkėti ir viltis, kad mes po truputėlį, vėlgi, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, gebėtume išsilaisvinti iš išmokto bejėgiškumo, man rodos labai svarbi čia savoka, kad ir minties, kad kaip vadinamo nusivylimo ir kas čia bus, cituojant, nieks nepasikeis. Na, tai natūralu, jeigu mes galvosime, kad nieks nepasikeis apie įvairiausius dalykus. Ir kur kas turbūt esminis dalykas yra, kad nesikeis, jeigu nenorėsime, kad keistus, jeigu neveiksime. Dalykų savaime šiame pasaulyje labai mažai būna. Bet jeigu su savo artimaisiais, su savo bičiuliais, su savo bendruomenėmis veiksite, dalyvausite ir nereikia mąstyti apie politiką kaip vien tik tais buvimą parlamente ar aukštas materijas. Kaip ir Visvaldas labai teisingai pasakė, praktiniai, materialiniai dalykai keičiasi, jeigu piliečiai jungiasi ir sprendžia klausimus. Galima nesutarti dėl begalybės klausimų, bet dėl begalybės plus vienas galima ir susitarti. Dėl to, kaip atrodo mūsų aplinka, ar tvarkinga mūsų aplinka. Ir nuo tų paprastų dalykų galima lipdytis. Nes 100% sutarimo niekada nebus ir ačiū Dievui. Nes 100% sutarimas yra tik tais
valstybėse, kuriuose negalima laisvai kalbėti. Net ir 70, net ir 60% yra labai labai daug. Tai palinkėjimas dalyvauti, nebijoti, skatinti kitus reikšti savo nuomonę, įsitraukti į savo bendruomenės, organizacijas, į savo savivaldybių, seniūnijų, seniūnaitijų gyvenimą ir po truputėlį ieškoti to veiksmo ir pokyčio, nes jeigu neveiksime, kaip ir puikiai aptarėme, niekas ir nesikeis. Demokratija suteikia teisę veikti, tai reikia ir pasinaudoti, kaip gerai pasakė kolegos. Kaip ir minėjome, viskas prasideda nuo mūsų veiksmų, kviečiame iki rugsėjo 10 pasirašyti peticiją. Ačiū, kad buvote kartu.